Mūsų draugas Gediminas, kuris turbūt yra amerikietiškų davinių magnatas, nusprendė, kad mums reikia apžvelgti ir naująjį halal davinį. Žodis halal išvertus iš arabų kalbos reiškia galima arba leidžiama. Tai, ką leidžia valgyti Alachas. Tad šis davinys yra pritaikytas musulmonams. Seno tipo amerikietišką halal davinį jau apžvelgėme prieš gerus kelis metus, o šis atrodo labai panašiai ir pakuotė tokia pati kaip naujo amerikietiško davinuko. Komplektacija viduje irgi bus panaši, bet įlyskime ir pažiūrėkime. Plastikas tvirtas, kaip amerikietiško. Vėlgi mes kaip naujame matome seną gerą dizainą viršuje. Viskas daug labiau suvakuumuota, daug labiau suspausta. Čia turime lengvo plėšimo liniją, jinai nedaugkartinė. Pabandykime atplėšti. O, netgi taip nusiplėšė. Tai taip, susibjauroja visa pakuotė. Labas rytas, ragausime. Pakuotė atsiplėšė labai negražiai. Visa subjaurota, nelabai panaudosime kažką susidėti vėliau. Žiūrėkime, kas viduje. Lentil stew with lamb. Lęšių troškinys su ėriena. Pirmas pagrindinis patiekaliukas. Popieriukas su svoriais, sudėtimi, energetinė vertė. Kalorijų čia nenurodyta. Geležis, kalcis, vitaminas D, proteinas, cukrus. Iš karto nurodyta, kad contains milk, nėra be laktozės. Butterscotch pudding desertui. Įdomu. Pilno grūdo duonytė. Visur taip gražiai pažymėta, kad tai yra halal. Natural and artificial flavor. Natūralaus ir dirbtinio skonio vynuogių gėrimo milteliai. Visiškai kaip paprastam amerikietiškam davinyje. Gėrimukas. Filled French Toast Self-Stable. Prancūziškas krebutis su įdaru. Tinka lentynoms. Turime kaitinimo elementą. Standartiškai kaip amerikietiškam paprastam davinyje. Tos pačios markiruotės. Ir prieš priedų rinkinuką dar pažiūrėkime, kad paskutinis dalykas, kas yra šitoje pakuotėje, tai yra kartoninis vokelis skirtas maisto pašildymui. Ir čia užrašyta, kad tai yra halal. Lentil stew with lamb. Ir būtent šito patiekalo visa sudėtis, kalorijų kiekis, svoris ir komponentai. Priedų rinkinukas. Traškantis. Čia neturėtų būti kažkokių tai staigmenų, viskas turėtų būti panašu kaip ir amerikietiškame davinyje. Rinkinuke randame nuostabųjį amerikietišką šaukštą, štai tokią pakuotę degtukų, pipirų randame, drėgną servetėlę, nusivalyti rankoms, druskos prie pipirų, mums pažįstama Lighthouse tualetinio popieriaus sausa servetėlė, užpakaliukui nusivalyti, 2 nemažus pakius cukraus, matyt kalorijom, papildyti. Ir dar turime štai tokią gražią paprastą servetėlę, tarsi iš lietuviško sausiako senojo gerojo, arba mongoliškam panašų galime rasti, tik tai aišku, čia jau prašmatnesnė tokia servetėlė, tiek savo spalva, tiek sudėtimi. Visada yra gerai kažką tai įsidėti, pasivalyti, nusivalyti. Galime atkreipti dėmesį, kad šios pakuotės, tarkim, jos turi savo energetinės vertės užrašytas, kadangi čia mes niekur neturime, čia šildoma yra pakuotė, yra uždėtas vertės kartoniukas, na, o pagrindinio mūsų patiekalo visos vertės ir visas aprašymas keliauja ant šito popierinio vokelio, kuris naudojamas yra prilaikyti, kol davinys šils. Labai panašus į paprastą MRA amerikietišką davinį. Tiesiog nėra haram dalykų, kurių Alachas neleidžia valgyti. O tuo tarpu gėrimas, servetėlės, kaitinimo elementas identiškai lygiai tokie patys. Manau, ir ten pritaikomi lygiai taip pat, kaip ir degtukai arba šaukštas. Iš patirties žinome, kad amerikietiški kaitinimo elementai yra tikrai labai prasti ir šyla labai ilgai ir praktiškai nepašildo. Todėl visų pirma, pradėkime šildyti mūsų pagrindinį patiekalą. Čia įkirpa turėtų būti iš 2 pusių.
Aš matau tik vienoje pusėje. Čia nėra jokios įkirpos. Nekasiu, nes ten karbidas. Seniai amerikietiški irgi paprastai atsiplėždavo, kai kas su šitais negerai. Čia irgi tokios labai vaikiškos įkirpos. Pašilus reikėtų nusiplėšti. Irgi tokia įkirpa labai kažkokia neaiški. Įsidėkime tą patiekaliuką. Maigėk čia jį nemaigęs. Jisai visas viduje toks labai skystas jaučiasi. Nėra kietas. Negera košytė. Vandenėlio reikia pilti iki nurodytos linijytės. Do not overfill. Kišam į mūsų. Įsidedam į šitą specialų popierinį vokelį ir pakreipiame 45 laipsnių kampu. Aš jau girdžiu, kaip viduj kunkuliuoja. Klausykit, šauniai šylo. Palikime šilti, pažiūrėsime, ar užgaruos taip pat kaip kiniškas. Kunkuliuoja labai gerai. Girdisi reiškia, šiandien valgysim šiltą maistą. Turime prancūzišką skrebutį su įdaru ir dar jisai yra shelf stable, kad ir ką tai bereikštų. O štai kaip atrodo šitas skrebutis. Labai gražus. Biero toksai kvapas. Pabandykime perlaužti. Bet čia irgi, sakyčiau, toks desertas, kaip ir tas pudingas. Neskanu, taip? Šito nevalgysi tamsta. Saldus. Jaučiasi imbieras. Amerikietiško sausio davinio prieskonis. Man taskonis. Toks biški gal sprangokas. Bet labai neblogas, sakyčiau. Pasidarykime gėrimo, nes labai troškina. Turėtų būti energetinis labai. Mėlynas, jeigu aš gerai prisimenu. Čia kažkokios, dalelės raudonos turbūt natūralios, o mėlynos dalelės turbūt yra artificial, kaip jie vadina. Niekuo nesiskiria šitas gėrimas, nebuvo ant jo halal indikacijos. Maišantis šitą gėrimą, šaltą gerti bus labai skanu ir gaivu. Iškyla klausimas. Šiame davinyje mes neturim jokio karšto gėrimo, aišku, galime gerti šitą karštą, bet neturime nei kavos, nei arbatos, į kuriuos mes įsidėtumėme cukraus. Tad kur mes panaudosime šitą cukrų? Ar dėsime į troškinį, ar pudingą dar pasisaldysime, ar ant duonos tiesiog pasibarstysime, bet turbūt musulmonai turi savitą cukraus naudojimo būdą. Nors arbatą jie tikrai geria ir galėtų būti arbatos šiandien įsidėti, kurios dėja čia nėra. Bet bent jau turime tikrai šaunų energiją papildantį gėrimą mėlynos spalvos, vynuogių skonio. Skanus, kokie esame pratę matyti MRE daviniuose. Pilno grūdo donytė, atsiplėšia labai lengvai, tiesiog idealiai. Štai kokia nuostabi donytė, labai gražiai atrodo, toks mini kepaliukas. Oi, kaip gražiai atrodo. Puikiai tiesiog. Geras kvapas. Paskutiniu metu ekspertas nemėgsta duonos, bet matome, kad šita duona jam labai patinka jam. Reiškia, jinai yra geresnė negu vietinėse mūsų parduotuvėse. Arba mūsų ekspertas tapo musulmonu. Kadangi jau ragavome šio prancūziško skrebučio, kuris yra saldus ir, galime sakyti, desertas, tai paragaukime ir šito pudingo desertinio. Butterscotch pudding. Pudingas, kaip saldainių irisai. Jie irgi plėšiasi labai lengvai, neypatingai kokybiškai, bet lengvai. Kas prisimena iriso saldainius, visiškai toks pat pudingas.
Karamelės kvapas toks jaučiamas. Viduje. Nu ką, bandykime kabinti. Čia aš daug pakabinau, tikiuosi nenusinuodys. Bet Alachas leidžia, ekspertui kvepia, turėtų būti labai skanu. Tikrai kaip irisiniai saldainiai, toksai vat kremukas. Super. Nerealu, žiūrėkit, ką mes padarysime. Atsiplėškime biškį šito skrebučio. Ant skrebučio uždėkime šito kremuko. Dieviškas skonis. Mes dažnai minim, kad visas amerikietiškas sausiakas, o būtent paprastas tas MRE, turi tą tokį savo kažkokį tai savitą, labai šlykštų netgi, po kurio laiko tampantį šlykštų ir skonį, prieskonį tokį, kuris faktiškai prasimuša ilgiau valgant, jauti tik tai jį. Kas yra halalė, tiek senam, tiek ir šitam, to prieskonio praktiškai nesijaučia vienam ar kitam komponente. Skanaukime, ekspertė. Gaila, kad šiame davinyje nėra nieko nuo cheminės atakos. Šiuo metu ekspertas prieš mane panaudojo cheminį ginklą, biologinį ginklą. Ir aš nelabai turiu kuo apsiginti. Butterscotch pudingas tikrai labai skanus. Superinis abudu ir prancūziškas skrebutis su įdaru irgi puikus desertas. Lieka tik tai paskutinis mūsų pagrindinė davinio žvaigždė. Tai yra karštas patiekalas. Jis tikrai karštas, rankose labai sunku būtų nulaikyti jį. Maistas tikrai bus pašilęs su Alacho palaiminimu. Pabandykime atsiplėšti ir šitą antrą pakopą. Pusė nusiplėšė tvarkingai, kita pusė niekaip nenori pasiduoti, bet kaip parodyta instrukcijoje, mes turėtumėm šitą antrąją dalį nusiplėšti tam, kad galėtumėm išsiimti maistą. Lietuviškam davinyje mes ir turime tą konservą numatytą atsiplėšti būtent išilgai, kad mes galėtumėm va taip va nusileidę ir išnaudoti dar pačią šilumą ir tuo pačiu galėtumėm kabinti jau nusiplėšę viršūnę. Tačiau visą laiką sakome, kad amerikietiškas būdas yra geresnis, nes plėšiame skersai ir patogiau yra tada išvalgyti būtent kaip šitą konservą. Bet kam tada atplėšti antrą šitą pakopą kaitinimo elemento? Turbūt, kad būtų lengviau išimti. Pašilo puikiai, šitie šildymo elementai šildo tikrai daug geriau negu senieji. Paprašysime lėkštutės, plėšiasi visai neblogai. Labai patogu valgyti iš šito pakelio, tačiau mes išpilsime turinį, grinai, kad aiškiau matytųsi, kaip jis atrodo. Pati geriausia servetėlė yra ekspertas. Eksperto kailį galima išnaudoti kaip sausą servetėlę, jeigu reikia šlapios. Puikiai nuvalys eksperto liežuviukas. Patikrinta, mano rankos švarios, ant jau nėra jokių skanėstų. Štai taip atrodo košytė. Čia mes turime lęšių ir ėrienos troškinį. Halal maistas daviniuose būtent atrodo daug geriau tie konservai negu kad ne halal. Kaip Alachas sako, reikia valgyti tik tai leidžiamą ir gerą kokybišką maistą. Todėl halal daug kokybiškesnis už paprastą. Tikrai skanu. Turi tokį halališką prieskonį. Daugiau saldumo, sakyčiau. Šiame davinyje turime druskos, turime pipirų. Taip, kad skonį tikrai galime pasigardinti, jeigu mums to reikia. Amerikietiškas halalas labai panašus į paprastą MRE. Turime daug cukraus, tačiau neturime nei kavos, nei arbatos. Ir neturime kramtomos gumos, su kuria galėtumėm kažkiek tai atlikti burnos higieną. Bet turime daug skanėstų, turime labai skanų kremą, turime puikų prancūzišką krebutį su įdaru, tikrai labai skanu. Visas maistas
yra skanesnis negu paprasto amerikietiško davinio, nors atrodo tas pats komplektuotojas ir turėtų būti labai panašu. Tikrai pagrindiniam patiekale mažiau to prieskonio šlikštaus. Aš labiau rinkčiausi turbūt halalą negu paprastą amerikietišką. Kas labai nuostabu, tai vis tik, kad naujam amerikietiškam davinyje kaitinimo elementas tikrai puikiai kaista. Aišku, karbido ne tiek daug, kiek kinietiškam. Garų mes čia nepamatėme, bet gal to ir nereikia. Ir nors jūs galite netikėti, kad šis davinys yra daug skanesnis už paprastą, įprastą amerikietišką MRE, bet ekspertas neleis mums sumeluoti. Patys matėt, viskas yra jam labai skanu. Ačiū Gediminai už tokį skanų davinį.